Aurum 1006 km lenktynės. Taigi, šį kartą ne labas ralis, o labas 1000. Nors šį savaitgalį vyksta ir ralio lenktynės Latvijoje, bet mes šiuo metu esame Palangoje, kur važiuoja mūsų komandos nariai ir greiti lenktynininkai. Tai Klaudas Bučinskas. Labą dieną, Saulis, Seikikivičiai. Mama yra visą, labą dieną, mama. Labą dieną. Nu ką, lenktynininkas. Kur kitas komandos narys? Oi, kokia mašina. Kokia čia mašina? BMW. Ateikit, noriu nusipirkti. BMW. Tuo pačiu automobiliu Klaudas ir Povilas. O, labas, Paviliuk. Na, pasitikite mašiną nuo pernai. Tik aplėjimas. Aplėjimas tik tai. O, labą dieną. Ar teko šiemet jau pavažiuoti? Ar neteko? Bus pirmas kartas šiandieną. Šiandieną labai atsargiai, nes aš, kiek žinau, labai duokėta trasa, tai aš manau, šiandieną tiesiog vėl prisiminsiu susipažįsti. Ar komanda, kuri šitą automobilį jums išnuomavo, ką nors patobulina tą automobilį per tos metus? Manau, kad ne. Tiesiog gal gerino jo kokybę. Supratau, žodžiu, viskas perinktas, tvarkyta, paruošta varžybom ir tik tai reikia sėsti atlikti dabar. Kokias ambicijos prieš startą? Nežinau. Mano tikslas nepadaryti pliauzų ir finišuoti. Nenori būti tas, kuris sugadins automobilį, ne? Ir aišku, finišuoti. Jo, nes tiek yra širmės lenktynės ir finišas vienas pagrindinių tikslų. Tai to jums ir palinkėsiu. Taigi, mes jau turime knygelę Aurum 1006 km lenktynės 2024. Ir kokiųgi čia yra įdomybių, ogi yra ir Žigulį, ir Porsche, ir Audi, ir visi kiti. Taigi, mes šį kartą sergam už komandą numeris 7. Ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Va, čia yra atsilaistus Klaudas. O, Remigijau, važiuosit irgi šiandien? Iš kur maikę gavai? Tau yra maikė. Yra man maikė, duokit man maikę, norim. Selfiukas su sesė. Labą dieną, Jolanta. Labą dieną. Kodėl sergate šitą komandą? Nes jinai greita ir gera. Supratau, jie dar su BMW? Baigi. Nu, Klaudą pagalysim. Klaudai, Nors pažiūrėk. ar spėjai suktis? Bandau. Kaip nuotaikas prieš startą? Geras, viskas dabar laukiu treniruoti. Laukiu treniruoti. Pirmas važiuos treniruoti ar važiuos? Dar nediskutavom tiek, nežinau, žiūrėsim. Manau, gal nėra didelės skirtumo. Pirmas nenoriu važiuoti, nes būna labai sėdu ten. Nežiai prognozės, lietaus nebus? Kiek girdėjau, nebus, bet jeigu šiemet bus, tai jau neliūdėčiau. Pernai plaukų teko važiuoti per lietų, ar ne? Teko, bet mes turėjom prasčiausias padangas prastas pasirinkimas buvo ant lietaus, tai šiemet turėtų būti geriau. Viskas gerai, ne? Supratau, kaip persikvalifikuoti po ralio į žiedą? Turi kažkokių specialių prijomų? Nežinau, žiūrėsim, rasoj bandysim persiorientuoti, nespėjau prie simuliatorius prisės, bet kažkaip pavyks. Aš kiek žinau iš savo patirties, tai negailėk stabdžio pedalą. Jau nepabiškiai sustabdy, kad čia kirs kaip reikia. Ir nemosikuoti vairą. Jo, jau sustatyk ant slyko, nedaryk prieš posakį, tai skandinaviškai. Okei, netraktai, davai pasimatysi, vėliau pakalbėsi dar. Einam dabar pakalbėsi ir kitas komandas. Taigi, turim Porsche, o už jo vairą šitą pandutę. Daug visokių automobilių čia. Porsche. Su šito Porsche važiuoja. Kokia čia komanda važiuoja? Porsche Baltikas, Robertas Kupčikas. Tai dar Porsche. Čia poršystės kokias susirinkė, žiūrėkit. Antėja merginos. Taigi, čia yra Dream to Drive komanda įsigijusi naują Porsche. Tunila, Šikšnelis, Klepikas, Žadeikis.
greita hebrytė. Greita hebrytė. Priekyje dar matom vieną Porsche. Iš Porsche Baltiko. Jesilėčius Grigaitis. Kažkuris iš tų Porsche pernai skausmingai virto. Turim RD Science Lambą. Ir jo komanda. Stepanavičius. Labą dieną. Pamojuok į kamerą. Tvarkoj. Ir čia jau Jutos Audi ir Simas Juodiršis priešakyje. Čia ir greitasis Poršas. Janačius Bartas ir Rusteika. Hebrytė. Labą dieną, sveiki gyvi. Mes pasigendam, mes tavęs čia pasigendam. Kur tavo mašina? Žiūrėk, aš iš galo. Bėgsi? Per veidrodėlį. Bėgsi tu? Per veidrodėlį, žiūrėk, Ar teisėjausi? Ar prie iki to dabar laiko, kai jau dabar rėmi visus? Dabar filmuojam visus dėlį. Nu, man tu, kaip nuotaikos šiemet. Po pernai metų tokių iššūkių, kaip šiemet pasiruošė. Nu tai, žinai, praeitais metais nieko neturėjom, tai viską paskutinę minutę reikėjo nusipirkti. Šiais metais viską turim, dabar viską galim pardavinėti. Jo. Girdėjau automobilį šiemet, vėl naujas, kitas, ne? Jo, vis šitas pat, bet naujas. Ir kiek nuvažiavot su šito automobiliu šiemet? Ką mes čia važiavom Midželo 12 valandų ir porą sprintų suvažiavom, ar kiek, 3 Europai. Tai formitė šiokia tokia jau įgavę, turit, nevažiuojat visai nuo stalo? Šalmus? Ne, visi dabar yra suvažiavę. Netrukdo, gerai. Plius dar turim dar ir backupinį vieną, dar vieną Porsche atsivežę yra italai. Ant zapaskės, ne? Abudu užregistravę. Normaliai. O tai kaip gaunasi kaip atsarginis ar dalyvaujantis? Jisai kaip atsarginis, tai manau, jeigu būtų kažkas šitam, tai galėtų panašu toliau. Nereikėtų net remontuoti čia. Supratau. Ar strategiškai turit planą, kaip pagaliau pasiekti tą pirmą vietą? Nu tai reikia, kad tu išbėgtum šikaną kokį nors, kad būtų Code 60, mes išsikultumėm kūrą ir tai 5 kartus. Ir viskas įmanoma tada, ne? Ok, linkiu šiemet, kad be gedimų, be jokių avarijų, viskas švariai, gražiai, tvarkingai ir tada laimi stipriausiai. Va būtent, stipriausiai, greičiausiai, strategiškiausiai. Ok, tvarkoj, davai, iki. Štai stovime dabar prie RD Science Lambo, o štai Lambo direktorius, vadovaujantis šitam personalui, ne pirmas lenktynės jau šiemet. Kelintas lenktynės augės jau šiemet jau su ta komanda? Mugello, Spa, Misano, Ketvirtas. Tai šitas pačios, kaip sakyt, galbūt neįdomiausias, kaip tai esi išsireiškęs sportinė prasme, bet svarbios Lietuvos komandai, kad vyksta Lietuvoje galbūt, ne? Tai bet kokia atveju žiedo lietuviško atlaidai ir visiems sponsoriam, rėmėjam lietuviškiam. Tai yra įdomu tik čia ir visai neįdomu, kad mes važiuojam F1 trasose. Visai neįdomu. Čia jie pasiruošę, rėmėjai pasiruošę nusimauti kelnes, kad tik būtų čia. O su sportinės esmės taip sunku, nes ta trasa, va, tavo BMW, taip, jo, TCR-ai, taip. Bet GT klasėje aš čia vietos nematau, nes negali būti tokių trasų, kur sunku apsisukti. Supratau. Man irgi skausminga žiūrėti, kai gali trasos apsisakinėja Lambas ir vos jis telpa, turi susilipti iki pirmos pavaros. Telpa, bet verkia dėžė, verkia agregatai ir per 8 valandas, tarkim, lenktynių mašinos šitos nukenčia labiau nei per 24 rimtose trasose, nes yra labai keista, kai GT3 važiuoja tarp šikanų. Kas jūsų lenktynininkai šias varžybas? Tai standartinis trejetukas Audrius, Paulius, Jocius ir turim nuo šių metų prisijungusi nuo Misano
svečiai iš Šveicarijos. Jis irgi dalyvauja šiose varžybose? Taip, Timas Mülleris, tikrai daug turintis patirties vairuotojas, bet po vakar trakvolto jis ilgai kasė galvą. Ką čia daryti? Sako, čia trasa ar čia šiaip apšilimui? Kažkas. Bet šiaip pats į komandos jisai gan greitas lenktyninkas paėmus. Jis yra ne kiek greitas, bet labai stabilus. Jis pasiima savo kažkokį gerą laiką, taip kaip ir Nisanas. Ir bendras tas vadinamas peisas, jo yra labai tobulas, jis yra prognozuojamas. Jis išvažiuoja ir po 5 ratų jau žinai strategiškai, kad bus užvalomas. Nes nedaro jokių klaidų, laikas yra nukirstas kaip su kirviu. Tai aš linkiu jūsų komandai irgi nedaryti klaidų ir atpumpuotas tas lygis vienodus ir Aš tau irgi linkiu nedaryti klaidų, kas darai Mažeikas. Takaja life. Šiuose lenktynėse daug Karšta? Eik tu savo. Negali būti. Taigi, kiek daug gražių mašinų ir daug gražių mergaičių. Va, dar vienas mergaitės pasipuošęs. Komanda numeris 92 Porsche Audi, Volkswagen Ingelman, Biocircle, Dynamit Racing Team. Klasė beje pati gausiausia. Ten ir Jonas Sulaitis neseniai matytas Lambo. Šįkart Dynamitas važiuoja su Audi. Tai Mercedesas. GT3 įskaitos. Bet kuriuo atveju ten bus konkurencija pati rimčiausia. Ir mes mergaitės dar kartą. Ta pati pačios didžiausios konkurencijos. Karšta? Nieko, pakentėkit, greit baigsim. Viskas gerai. Supratau. Na dabar dar vienas Porsche Ir Mantas Matukaitis. Labas, Mantai, nebespėjai sukti. Maestro į ralį atvarė. Jo, reikia pamilmuoti ralį šiandien Palangos. Kur Škoda? Nerijus Raudonis, Darius Gaučius, Audrius Gricius. Aš jaučiu, žinau, kad sprintą netgi laimėtum tu su ja. Gali būti. Bet labai geras žmogus. Na, kaip nuotaikytas šiemet? Puikias nuotaikas, gera komanda, gera mašina. Audrius Gricius paprašysiu atsisukti Pagaliau, kaip sakant, per 12 metų dasibrovė pirmose eilėse. Visą gyvenimą važiavo su kombinzonu, kurio buvo įsitisi. Yra ant kombizono. Tradiciškai Iš čia žinoma. Ai, nemano ten. Koks muzonas jūs lydės važiuojant su tuo Porsche Caymanu, kuris atrodo naktų paskutinių. Kas pas jūs komandai šiemet startuoja? Tu yra, tu Caymanai yra. Taip, atsiprašau. Ir Egidijus Gražys. Tai Karolis Jovaišas. Tik su Latvijais yra atviras Latvijos čempionatas gausus. O apie Gražį gal galėtum kažką papasakoti? Tai Gražys dabar su Porsche važiuoja, jisai O GT4 pas jūs ten konkurencijos Baltijos tik tiek ir yra. Porsche Cup važiuoti, bet ten nelabai daug tų mašinų šiemet, bet jam ten gerai visai sekasi, jis dabar antras yra man berods. Žodžiu, nenaujokas. Tai šiek tiek greitesni. Pernai važiavo irgi čia su Porsche, tai ten labai neblogai sekėsi, labai geri buvo ir viską, tai važiavo į Misano pas treniruotę ir nuo Karolio nedaug atsiliko. Supratau, tai labai gerai. Jeigu nuo Karolio nedaug, tai labai gerai. Nes aš nuo Karolio gaunu 3 sekundės, tai aš galiu žinai matuoti pagal Karolį visus kitus. Aš irgi panašiai kaip šiandien. Girdi, tai vis dėlto pagrindinis klausimas. Koks tikslas šiose lenktynėse? Tai žinai, atvažiuoja lenktynės su šita technika, tai negali būti tikslai kiti, negu kad ten, sakant, pasikutenti. Kad tik davažiuoti. Pasikutenti dėl to, žinai, pagrindinio podiumo. Nauji marškinėliai. Top 3 ar turite jau tikslą ir pirmą vietą? Norim pirmą, o tikslas top 3. Supratau, tai to ir lenkiam. Okay. Taigi, Mantas Matukaitis su šita Audi startuos šitame Palangos ralyje. Štai radom dar vieną panevėžietį, Simą Juodviršį. Labas, Simai! Gliabat, atrodo, kiekvienais metais jis užaugi daugyn ir daugyn. Telpi dar jaunį. Sunkiai. Girdi, pernai buvai antroji komandai, žiūri šiemet, tai pirmą pasodino. Jo. Pernai, kai pamatė tavo laikas Chevros, suprato, kad netoj mašinai sėdė. Šitas turi Kažkaip išmoka važiuoti. Kaip šiaip, kaip mačiau su kartingais daug važiuoji, daug dirbi, o pats pačiam tenka dar pavažiuoti palenktyniauti. Iš tikrųjų mažokai, bet buvo prieš 2 savaitės Italijai Misano trasą. Andresas Jorbachas, kuris šiemet važiuoja su mūsų Stateta Bro Ignera by AMG automobiliu. Šis Mercedesas. Tai dar, sakau, neprarado
praradai įgūdžių savo vairavimą. Atgaivinti daug, tik gerėja gal. Supratau. Tai kaip suprantu, šios varžybos tikslas vis dėlto vienintelis. Žinai, lenktynės ilgos, aš net nežinau, čia prognozuoti, tai matysim, kuo geriau. Kaip Dievas duos pažiūrėti. Lietus, tau privalumas ar minusas? Man iš esmės privalumas, nes pernai metais vienas greičiausias ir nemažai atkovojo. Per lietų, tai Turiu menį 2000-ųjų lenktynės. važiavimo tikrai bus tikrai blogai. Aš tai atsimenu nuo mažų laikų, dar tu kai buvai ten mažas ir atėjai į kartingus, tai tau ant lietaus laik siekėsi važiuoti greitai ir su kartingus ir su mašina, ne? Visai sakoma, jeigu gerai jauti mašiną, tai lietaus nevisas tada problema. Tai gal tas turiu gerą pojūtį. Na, aš to net nebejoju, ką, linkiu tau viso ko geriausio ir pasimatysim trasoje. Ir štai senas mūsų geras pažįstamas Deividas Jaučius. Apipintas damų, vien tik damos aplinkai, negali atsiginti jisai. Labas, Deividai. Labas. Nu, tai kaip tu laikaisi? Nu ką, žinau, tai, žinai, susitinkam dažniausiai ne per Kalėdas, ne per Velykas, bet per 1000 kilometrų. Tai, žinai, man kaip šventė, manau, turbūt ir visiems čia kaip šventė. Tu Lietuvai kaip svečias, dar nepamiršai lietuvių kalbų? Ne, nepamiršau. Matai, trenerį kartingose turim iš Panevėžio, tai akcentą moka panevėžietiškai, jeigu reikia, galiu ir taip pakalbėti. Jau vakarė per Panevėžį galėtų prieiti. Galėčiau. Į Čičinsko restoraną pavakarieniauti. Kaip paskutinį kartą, kada važiavai su automobiliu, ar kaip nepraradęs formos? Su šito automobiliu jau teko važiuoti, tai darėm testus Portugalijoje Portimao trasoj, tai kaip ir nėra, sakykime, labai svetimas daiktas. Panašus yra į praeitų metų automobilį, bet GT3 šiek tiek kitoks. Norėjau paklausti, to būtent, kokie skirtumai tau jaučiasi tarp Lamborghini Cup ir Lamborghini GT3? Iš vairuotojo pusės, kadangi mano ūgis čiut yra didesnis nei standartinio žiedininko, tai labiausiai jaučiasi gal komfortas, nes stumdosi pedalai, šiek tiek daugiau vietos, viskas labiau padaryta iš sportinės pusės, yra pritaikyta ir, sakykime, sukurta komfortiškiau jaustis automobilį, nei imti gatvinę mašiną paruoštą lenktynėm. Bet greičio atžvilgiu vis tiek greitesnis automobilis. Labai įdomiai, nes su automobiliu senesniu važiavau Lamborghini Super Trofeo, tai 24 valandų lenktynėse Barcelonoje, tai GT3 automobiliai dar tiesiog ir gaudavo, bet jo aerodinamika ir, sakykime, visa važiuoklė ir viskas dirba šiek tiek kitaip, tai šitie automobiliai yra greitesni tiesiog posūkis. Jie tiesiog pranašumo neturi, bet jeigu tikroji Formulės 1 trasai važiuojant, tai būna laiko skirtumas tarp 4-6 sekundžių GT3 ir, sakykime, GT automobilio. Tai va tas pranašumas iš kažkur atsiranda. Ar bus tas pranašumas šitoj trasai, kaip tu galvoji? Aš važiavęs 2 kartus su GT3 automobiliu, tai žinau, kur bus ir kur jo nebus. Tai kaip ir minėjau, tiesiog turbūt neturėsime, bet galbūt ant tų kelių posūkių turėsime. Jo, aerodinaminių posūkių, tai aš tik gal žinau vieną šitoj trasai, pusantro posūkio. Tai labai tų didelių skirtumų, kaip ir minėjau, kaip Formulės 1 trasoje važiuojant greitose posūkiuose yra dideli skirtumai, tai čia tokių kelių rato įveikimo laiko skirtumų didelių nebus. Tai ką, vis tiek linkiu, kad būtų dar geresni laikai negu pernai, dar stabilesnis važiavimas ir kad tas finišas būtų išsvajotas. Tai viską pamatysim šeštadienį, labiausiai tai gaila, kad tavęs čia Giedriau nėra. Būčiau žinojęs, būčiau į kažkurią, ar į junior komandą tave įdėjęs. Aš išbauksiu rėkti, jeigu girdės kažkas rėkia, tai šokas aš. Reikėjo su kamera anksčiau prieiti, būtumėme jau įsadinę. Numatysim kitais metais. Labą dieną. Tai kur vakarė iš prisiuką įsim susitiks? Visur? Visur, mes būsim visur. Supratau, ieškosim. Ir vakarė, ir rytoj, poryt. Supratau, poryt. Geriausia šeštadienį vakarė, ne? Taip. Šokiai bus? Iki kelių? Iki ryto. Šokiai iki ryto. Taigi su GSR komandas laik šokiai iki ryto būna. Na, o mes čia turim buvusią ralystę, dabar žiedininkę, Joaną Survilaitę. Labas, Joana.
Tai kaip tu čia dabar atsiradai, papasakok? Nu ką, smagi chebra, graži mašina, nu tai kaip be manęs. Kaip be manęs? Nu kaip be manęs. O girdi, kada klausimas kyla, gal tu kažkada vis dėlto į ralį grįžk? Ne, labai žinau, norėčiau, bet galvoju, kad jau jūs per daug pažengė, žinai, man reikės labai daug padirbėti, kad jūs pavyks. Jo, ar mama nebenori šturmanauti tau? Nu, žinok, aš nežinau, ar mama žinau dar. Bijai paklausti? Jo, žinok, bijau paklausti, iš tikrųjų kol kas. Nežinau, pasvajot galima kol kas. Jo, bet vis tiek žiūri, automobilio sporto kažkaip nenutolsta labai, nu, ne? tai tu pats, žinai. Čia kai vieną kartą pamatai, negali sustoti. Jau šiandienis metais, sakau, viskas, paskutiniai metai ir tada žiūriu, kėlau vėl. Jo. Ar teko pavažiuoti su šito gražiu Lamborghini automobiliu? Ne. Dar neteko? Ne, dar neteko. Šiandien stovim, ten sako, Karolis labai gerai valdoma aš tokia. Gerai. Taip sakė man. Bet mačiau, kažkur važiavai su kitu automobiliu, berods Audi, ne? Važiavau su Audi R8, Mugello testuose, Spa Belgijoje varžybose ir važiavau rugsėjai su panašiu automobiliu RD Sainzu. Bet labai, kaip sakyti, vieną dienelę. Jo. Trumpai, bet tik tai tiek, kad, graži mašina. Labas, Vaivutė. Tradicinė nuotrauka, ne? Ne, aš net plaukus vedėlinom, pats didžiausias automobilio dizainas. Taip, aš ir sakau, mes gal greičiau nelaimėsim, bet grožiu tai jiems visą. Tai to jums ir linkiu. Gerai, pasimatysim. Net ne tiek linkiu, taip ir yra. Na, aišku. Turim ir Porsche, koks gražus dizainas, toks kaip dinozaurai. Latvijos lenktyninkai pagrindė važiuoja, bet didžiausias dinozauras yra va šitas automobilis. Lada ketvirtukas, jau daug metų važiuojantis štukėje su Mustango varikliu. Žiūrėkit, kokie skylėčiai, tokia diduma. Dovilas Ščitelė ir jo komanda važiuoja su šito automobiliu. Netgi Paulius Novakas. Kokių čia dar automobiliukų? GT4 RS Club Sport. Porsche GT4 dar vienas iš Baltikapo. O čia va Šiauliečių komanda su Audi TCR. Ir dar vienas TCR-as. Va, kokių BMW dar čia galim pamatyti. M-kučio ir Audi automobilis Audi S4 važiuojantis Lietuvos žiede. O dar mes šiandien nepakalbinom Ramūno Čapkausko komandos su šito Seato TCR. Seat Leon TCR ir jos. Labą dieną. Einam. Ramūnai, jums kviečia ant pjedestalo. Kaip netakytis? Viskas gerai? Ramiai su vaikais. Na, kaip tu spėjai, girdi? Iš ralio į žiedą, vėl į ralį, ką? O tai žinai kaip buvo, tai aš skitiesi po ralio. Važiavau čia, jūs važiavot baliavoti. O aš važiavau pas šeimą. Jo, į Palangą. Tai kas tau viskas sudėlioja, sukuruoja taip, kad tu spėjai visur? Turime jau tos atžalas, Kitas viskas sudėliojas, ne? Tai dabar gerai, aš jau dabar, kaip žinai, net nežinau, net nieko, atėjau dabar kaip svečias, žinai, kur čia ką daryti, tai čia tas paruošti. Dar atėjo laikas. Tai dabar, kadangi taip jau čia yra, tai dar žinokit, 15 metų palenktyniausiu. Nes labai patogu dabar, ne? Dabar labai patogu, ypatingai patogu. Tai reikia ralio mašiną, aišku, pasikeisti naują, nes čia su šita... Pernai važiavot su Porsche automobiliu ir berods užėmėt trečią vietą? Antrą. Šiemet važiuot su TCR. Ar neskauda širdėlės? Tai va taip, kaip sakoma, jeigu aš taip pagalvojau, žinai, jeigu kažkas tik turi džigulį garaže, tai laimėtas tos lenktynės ir antrų vietų, trečių ir gal geros emocijos, tai mes dabar važiuojam su vaikais. Robertas su sūnum ir aš su Titu. Tai mes tokia šeiminėm duetė, mes buvom savo viens kitam pažadėję, kad galbūt suvažiuosim kartu. Tai va atėjo ta diena. Tai mes taip padarėm, tai čia tas malonumas yra gal didžiausias. O čia visą kitą, tai čia yra dabar geros, kaip sakant, technikos, gerų komandų, tegul jie kapojasi. Tai ir pasimatom šeštadienį su jumis 44 numeris naujasis parinkimas. Su micais atvarykime. Ne, mes galime, žinok, ir geresnių paimti. Aš suprantu, kad palankiškiai turėjo labai graži tavo idėja, labai sveikinu ir ką pasimatysim trasoj. Lada universalos ir jau kažkas... Na, manau, šiandien gal iš šito parado kaip ir užtenka. Gal pafilmuosim dar truputį sprintuką ir lėksim pažiūrėti paskui į trasą. Labą dieną. Labą dieną. Taigi, susirinko
O, gudriai. Susirinko patys greičiausi ir geriausi automobiliai. Duos startą. 71 numeris pasiruošęs startui. Plus Racing Team. Startavo Audi R8. Septynios ir 46. Audi. Labas, Dariau. Sveikinu su jubiliejum. RD Sainz Lamborghini. 69 numeris. Nebombarduok LT Club Exit by RD Sainz Lamborghinis. Truputį persuka ratus Porsche automobilis. 5 ir 67. Geras garsas. Kam nepasitaiko? Dream to Drive komanda su savo Porsche. 5 ir 55 šimtosios. Ties trasos finišo labai daug žiūrovų, tik apsmažinti. Startuoja automobiliai, kaip galbūt norėtus. Penkios ir 29 šimtosios, tai kol kas mano duomenimis sakė. Ir dabar bazinė lygio, taigi praleidžiam Matėjus Topšą. Čia garso bus tikrai daug. Pernai Baltic Cups buvo Koks laikas? 5:75. 5 ir 75 šimtosios. Kaip sekasi? Baltic Cups rezultatas. Puikiai. Ar viskas vyksta pagal planą? Viskas absoliučiai pagal planą, lenktynės vyks. Labai geras renginys. Ar bus lietaus? Ketvirtasis Oi, numeris ne. Porsche Baltic 4. Nelaukėt lietaus? Praėjusiu metu 13 vietos Kas jūsų laimėtojai. favoritas? Organizatoriai. Organizatoriai. Tai to net nebejojam. Ką, gero renginio ir iki... Ačiū, ačiū. Sėkmės. Iki. O štai dabar turime Porsche automobilį GT4 RS. Sveiki, fanai, sveiki. Garsus Labai tas gerai, Porsche kaimanas. gerai pagarstavo. 4,7. Labai geras laikas.
4:70. Naujas geriausias rezultatas. Jeigu neklystu, Porsche Kaimanas. Braliukai iš Latvijos, Porsche Latvijos. Ramiai, nedrožė automobiliuką. O štai atvažiavo ir Šiaulė Hebra. 7:10, kaip sako. Žiūrėkit, kaip visiems patinka Lada. Ir prie starto linijos Lada su Mustango varikliu. Penkios 3:6. Visai neblogas laikas. Laikas neblogas, bet nėra bazės. 25. Prima Line Racing komanda BMW M3 automobilis. Silverijus Lakėnas, Saulius Jonaitis, Justas Šešiauskas ir... Senai tokios technikos nematėme čionai. O štai ir pats Ramūnas Čepkauskas. Čepkauskas autocentras Team, 58 numeris. Ramūnas norėjo truputį iš toliau startuoti, bet nepavyko. 5-5-7, truputį paboksavo starte. O štai ir dabar tikrai paskutinis automobilis Audi S4. 5:57. Labai gerai startavo. Antras laikas, 4:96. Startavo gerai, bet stabdė silpnai. 4:96. Geras, bet ar geriausias mes tuoj patikslinsim. Tai va tiek iš sprinto varžybų, iš parado, dalyviai visi sustartavo simbolinį startą, tai dabar visi traukia į trasą. Trauksime ir mes. Labas, Gedrė! Labas, Ralis! Labas, Ralis, klausyko, tai ko ne Varcai, ne Liepaja? Girdi, aš žinau, kad ir pats būsi už kelių valandų tenai. Ne, nebūsiu. Gaila, norėčiau, bet negaliu, bet nei rytoj, nei šiandien, nei poryt? Ne, niekada. A ką sekmadienį veiki? Pavarėm tai. Anksti atsikeliu ir varu į Power Stage, Nes iki trasos tik tai 70 km. Nu, man sakė, kad čia visiškai šalia mes gyvenam, prasme, VRC, Viena Latvija čia yra prie pat ir mes galime bet kada nulėkti. A, tai tavo planas kada lėkti? Mano planas biškai geresnis. Aš galiu nulėkti ir rytoj, ir galbūt sekmadienį. Žodžiu, pas tai video bus daug šį kartą. Ir iš ten, ir iš ten. Ne, aš dabar atostogavau, tai video kuo mažiau stengsiuos. Matau, kaip tu kuo mažiau stengies, kamera rankai vis praktiškai nefilmuoju. Nefilmuoju. Gerai, Gedrėl, gero tau veiksmo. Čiau. Sveiki atvykę. Į trasą. Labą dieną. Štai ir atvykome prie trasos, kur vyksta Aurum 1006 km lenktynės. Šiuo metu jau vyksta treniruotės, girdisi variklį, gausmai. Štai čia vat palapinės tuščia stovi, mergaitė saugo, kad nieks neįsibrautų į vidų. O štai ir mūsų komandėlė. BMW stovi vietoje, driveris irgi. Automobilis paruoštas. Jau įvyko vieną treniruotę. Hebrytė skambino, pravažiavo. Kaip ir viskas gerai. Na, dabar prie trasos. Atsargiai nepargriuk. Visas lenktynių kaimėlis
tenai. Čia jau gazuoja chebra trasoje. O štai yra padakas, kur yra sportiniai automobiliai ir mechanikai kažką nereguoja. O ten vat yra boksai. Dinamitas kaip visą laiką šovė. Didžiausia palapinė. Vyksta live transliacijos. Porsche komandos palapinė ir visos kitos. Ką čia vaikštant, bernekai? Einam alaus atsakyti. Alaus? Vaišinė? Vaišinė, davai. Mes vos nemitėkite, bet ne. Tu ir taip storas, ką čia dabar valgysi? Eik biškį pasikūdink, jam tik salotų dėkit ir viską. Šašlykų noriu. Šašlyką. Na, šašlyką gal ir aš valgyčiau. Pavarysi? Gerai. Mes jau viršuje. Štai komandėlės. Prasidėjo antra treniruotė. Einam paklausim. Klaudo, kaip sekėsi? Klaudai, papasakok, kaip sekėsi pirmą treniruotę. Žinai, kai varai ir net ašaros kaupė. Biškį baisu? Ne baisu. Labai faina buvo, bet labai trumpai turėjau tas treniruotės, nes užpyliau kūrą, tada stojam padangas, matavom, tada privijau mašiną, kurios tiesiog negaliu aplenkti, posūkėse dar nenorėjau kišti. Tai nedaug ratų prašių turėjau. Dabar dar važiuosiu. Ai, dar važiuosi dabar, ne? Kas dabar važiuoja šiuo metu? Maksas. Koks Maksas vardas? Maks? Pasakyk, kad žinotų, kad Instagram'e pasižiūrėti. Maks Tuben. Tuben. Taigi, Maks Tuben, naujas komandos narys. Ką galėtume apie jį papasakoti? Pernai metais tapo čempionu Olandijos Supercar Challenge čempionate su GT3 mašina, BMW M6. O šiaip autosportis yra 15 metų berods, 6 metus su kartinis lik važiavęs, kažkas tokio. Ir manau, kad jis čia bus labai greitas ir greitas. Greitas rungtyninkas, ne? Bet jis čia nevažiavęs, pirmas varžybas jam, ne? Jo, dabar va pirmi ratai. Maks Tuben. Stebėsim Maksą, stebėsim tave ir stebėsim Povilą. O Povilą kaip pirmą treniruotę? Normaliai, po truputį. Gerai? Mašinas sveika? Mašinas sveika po tavo važiavimą? Svarbiausia, Povilas labai pergina, kad mašina būtų sveika, nes pernai ir tie apsimokėjimai. Už priekinį metą kaip bankerį. Jo, susimokėt, bet... Ar skaudžiai? Automobilis sporte nieko nėra pigaus, o ypač jeigu tais daiktas padarytas iš karbono. Gerai, tvarko, kaip sakyt, neuždavinėsi kompromituojančių klausimų. Kaupkis dar vieną kartą čia važiuosi, ne? Ne, rytoj važiuosi. A, rytoj, nuo ryto. Jo, užbaigs šiandieną Klaudas važiavimą ir rytoj biškį daugiau laiko turėsi. Kokį laiką važiavai šiandien, žinai? Minutė 15, tai čia. A, ir kaip ir neblogai, ne? Ir pakalbėti. Deividai, ką rodėjai? Ką rodėjai? Ai. Sakė, varyk į boksus. Atvažiavo Baltic Cups BMW. Nusileido oro. Keičiasi vairuotojai. Vyksta komandos keitimas, ateina Vladas Bačinskas ir keičia Maksą. Vos ne Maks Verstappen, bet bus Maks Tuben. Ant šalmo kokią antieną matėt? Kliukaus prisiegimas. Jie važiūri su nerimu. Kadangi treniruotė apie 40 minučių, tai keičiasi vairuotojai. Prisėda vieni. Keičiasi kiti. Ir vėl lėks apie 20 minučių. Kadangi reikia dalintis laiku. Taigi prasideda, kaip aš sakau, gyvulių treniruotė.
pralekia. Keičias driveriai. Turim Porsche apsisukusi. Teisėjai, tuoj žiūri, ką čia daryti. Žiūrint treniruočių laikus, tai laikai jau yra 1, 2, 3, 4, 5. 5 automobiliai įlipė jau į 9. Pasikeitė šikšnėlis, įvažiavo geresnį laiką, vos neišlipo iš 8. 15 numeris. Keičiasi vairuotojai, eina jau į pabaigą treniruotę. Dar vat pasikeitė keli vairuotojai sės. Šitas jaunuolis apsisuko nusileidime, bet automobilio lygtai nesugadina, viskas tvarkoje. Tik lengvas išvestis. Dream to Drive komanda ir Šikšnėlis parodė treniruoti berods antrą laiką. Turim ir damų mechanikių. Vyksta vairuotojų pasikeitimai RD Science komandoje. Taigi, treniruotė baigta, visi jau sugrįžo į boksus. Šiandien tiek, pasimatysim šeštadienį.